Vokietijos kariuomenėje buvo daugelis, kurie nebuvo taip įsitraukę į Hitlerio ideologiją, tačiau buvo kažkas kita. Uždara grupė, kuri visą laiką buvo prisirišusi prie nacizmo. Jie tiesiogiai atsakė Himmleriui, o ko jie ieškojo, tai vokiečių vaikinų, kurie buvo pasirengę atiduoti gyvybę už šalį. Norint patekti, reikėjo būti bent 1,70 m ūgio ir jaunesniam nei 23 metų. Be to, jie turėjo pateikti dokumentus su šeimos istorija nuo 18 amžiaus, kad įrodytų, jog jie kilę iš gryno arijų kraujo. Tai buvo tokia uždara ir po karo pabaigos taip nuo žemėlapio ištrinta grupė, kad tik tie, kurie per ją praėjo, gerai žino, kas tai buvo. Jau praėjo 80 metų nuo nacių režimo žlugimo ir beveik neliko ne vieno iš tų, kurie dėvėjo tą uniformą. Kas nutiko tiems paskutiniams kareiviams, kuriems pavyko išgyventi iki galo? Ir kaip jie praleido savo paskutinius metus? Paskutinis brolių kareivis. Jaroslavas Žunka gimė 1925 metais, tuo metu Lenkijai priklausančioje, o dabar Ukrainoje esančioje teritorijoje. Būdamas paauglys per patį karą, jis nusprendė savanorių prisijungti prie Galicijos divizijos nacių suformuoto karinio dalinio, sudaryto iš ukrainiečių, norėjusių sustabdyti sovietų puolimą. Ši divizija galiausiai buvo įtraukta į Waffen-E. Mokymų metu jis buvo matomas nuotraukose, tokiose vietose kaip Münchenas ir Neuhammeris apsirengęs uniformą ir rikiuotėje. 1944 metais, kai jo divizija buvo išsiųsta ginti Brodių miesto, jie buvo visiškai sunaikinti. Iš 15 000 pradėjusių liko tik 3 000. Su tais keliais išgyvenusiais jie persitvarkė Slovakijoje. Ten jie buvo atsakingi už partizanų, kurie sukilo prieš vokiečius sustabdymą. Vėliau juos išsiuntė į Slovėniją, kur jie vėl kovojo su Tito pajėgomis. Tuo metu Himmleris viešai gyrė dalinį, sakydamas atviras frazes apie pokyčius, kuriuos jo nuomonė jie atnešė regionai. Po vokiečių pralaimėjimo Žunka atsidūrė Jungtinėje karalystėje. Jis prisijungė prie ukrainiečių, kurie po konflikto ten įsikūrė asociacijų. Jis vedė 1951 metais, o 1954 persikėlė į Kanadą. Toronte jis sukūrė šeimą, susilaukė 2 vaikų ir įsitraukė į Kanados ukrainiečių bendruomenę. Jis pradėjo dirbti aviacijos sektoriuje ir tapo žinomos orlaivių gamybos įmonės inspektoriumi. Vėliau jis ir jo vaikai finansavo tyrimų fondą ukrainiečių religijos temomis vietiniame universitete. Jau išėjęs į pensiją, Žunka tapo labai aktyvus tarp ukrainiečių buvusių kovotojų. Jis dalyvavo renginiuose, aukojo pinigus, lankėsi eitynėse, rašė tekstus, netgi turėjo tinklaraštį, kuriame dalijosi savo prisiminimais. Viename iš tų įrašų jis pasakojo, kad metai, kuriuos praleido su nacių divizija, buvo laimingiausi jo gyvenime. Jis kalbėjo apie vakarėlius, pasivaikščiojimus, draugus ir malonės popietės elegantiškose parkuose. Kitą kartą jis palygino savo divizijos veteranų likimą su žydų gyvenusių diasporoje, likimu sakydamas, kad abi grupės buvo išvarytos iš savo žemės. 2022 metais, būdamas 97 metų, Žunka pasirodė televizijoje protestuodamas prieš Rusijos invaziją į Ukrainą. Jis vis dar lankydavosi renginiuose ir reikšdavo nuomonę apie dabartinius įvykius. 2023 metais kilo tarptautinis skandalas, kai Kanados bendruomenių rūmų pirmininkas pakvietė jį į parlamentą, kad pagerbtų. Būtent tą dieną Ukrainos prezidentas Zelenskis lankėsi Kanadoje ir Žunka buvo pristatytas kaip veteranas kovojęs už Ukrainą prieš Rusiją. Visi plojo, įskaitant Zelenskį, jo žmoną ir ministrą pirmininką Trudeau. Vėliau paaiškėjo, kad Žunka buvo Waffen-E narys. Tuomet viskas sprogo. Žydų organizacijos, viso pasaulio žiniasklaida, politikai, ambasados visi pasmerkė pagerbimą. Buvo priminta, kad Galicijos divizija, kurioje tarnavo Žunka, buvo kaltinama dalyvavusi civilių žudynėse Lenkijoje ir Ukrainoje. Nors jam asmeniškai niekada nebuvo pateikti kaltinimai, ryšys su šiuo daliniu pakako, kad sukeltų pasipiktinimą. Kai kurios neonacių grupės negi padėjo gėlių prie Kanados paminklo, dėkodamos jam už jo praeitį.
Universitetas, gavęs pinigų iš jo šeimos, atšaukė fondą ir grąžino visus pinigus. Trudeau turėjo atsiprašyti. Parlamentas, organizavęs ovacijas, galiausiai atsistatydino. Lenkija paprašė jo ekstradicijos už tai, ką jis padarė karo metu, o Rusija įtraukė jį į ieškomų asmenų sąrašą dėl genocido. Jie netgi išsiuntė jo vardą Interpolui. Tačiau, nepaisant viso to, Jaroslavas Žunka, ką tik atšventęs 100 metų jubiliejų 2025 metais, vis dar gyvena savo namuose Kanadoje. Jis ramiai gyvena North Bay mieste, pasirodo viešuose ukrainiečių bendruomenės renginiuose ir vis dar duoda interviu. Jam nėra jokių teistumų ir jis niekada nebuvo teisme. Jis vis dar yra tas pats žmogus, kuriam plojo atsistoję, nieko nepatikrinę. Klausas Barbė, mėsininkas, kuris niekada nenuleido galvos. Klausas Barbė gimė 1913 metais Vokietijos mieste netoli Bonos. Jo pirminė idėja buvo studijuoti teologiją, tačiau tėvo mirtis viską pakeitė. 1935 metais, būdamas 22 metų, jis įstojo į ir pradėjo dirbti režimo saugumo tarnyboje. Iš pradžių jis buvo apmokytas kaip tardytojas. Ta mokymą jis vėliau naudojo ilgus metus su žiauriomis pasekmėmis. Kai Vokietija 1940 metais okupavo Nyderlandus, jis buvo išsiųstas į Amsterdamą žvalgybos užduotims. Po 2 metų jis buvo perkeltas į Prancūziją. Pirmiausia, jis praėjo per Dijon, tačiau netrukus atsidūrė Lione. Ten jis buvo paskirtas vietiniu Gestapo viršininku. Iš šios pozicijos jis organizavo areštus, kankinimus, deportacijas. Jis užsitarnavo Liono mėsininko pravardę. Oficialūs skaičiai rodo, kad vadovaujant jam buvo nužudyta daugiau nei 4000 žmonių ir deportuota apie 7500 žydų. Tarp žinomiausių jo veiksmų yra reidas į pabėgėlių vaikų namus Ize. Jis pagrobė 44 nepilnamečius ir 7 suaugusiuosius. Dauguma jų buvo išsiųsti į Aušvicą. Jie mirė vos atvykę. Dar viena jo auka buvo Žanas Mulenas, vienas iš Prancūzijos pasipriešinimo lyderių. Barbė jį tardė 3 savaites. Mulenas niekada nekalbėjo. Jis mirė nuo kankinimų dar prieš tai, kai buvo perkeltas į Vokietiją. Barbė paliko Lioną 1944 metais, vos mėnesį prieš atvykstant Amerikos armijai. Jis grįžo į Vokietiją ir toliau kovojo iki karo pabaigos. Po to jis dingo. Prancūzija įtraukė jį į karo nusikaltėlių sąrašą. Jį ieškojo ir tai. Jis buvo suimtas bent 2 kartus, tačiau niekas jo neatpažino. 1946 metais jis jau naudojo melagingą vardą ir gyveno Marburge. Jis dirbo su kitais naciais, bandydamas persitvarkyti. Kitais metais jį surado Amerikos armijos agentas. Užuot jį areštavus, jie jį užverbavo kaip informatorių. Iki 1951 metų jis teikė informaciją apie prancūzus, sovietus ir antikomunistinės grupės. Kai Prancūzija paprašė jo ekstradicijos, amerikiečiai atsisakė. Jie baiminosi, kad Barbė žinojo per daug. Jie nusprendė jį išvežti iš šalies. Tais pačiais metais jam buvo suorganizuotas slaptas išvykimas į Pietų Ameriką. Tai buvo dalis vadinamosios žiurkių linijos. Su padirbtų pasu jis apsigyveno Bolivijoje su žmona ir vaikais. Jis pasikeitė vardą į Klausą Altmaną. Kol Prancūzijoje jis buvo teisiamas nedalyvaujant ir nuteistas mirties bausme, jis kūrė verslą La Pase. Jis pardavinėjo ginklus, užmezgė politinius ryšius ir tapo verslininku su Bolivijos diplomatiniu pasu. Daugiau nei 20 metus jis gyveno ramiai. Jis netgi galėjo be problemų keliauti į Europą ir Jungtines valstijas. 1971 metais nacių medžiotojų pora, Seržas ir Beate Klarsfeldai, atskleidė jo tapatybę. Jie jį aptiko Peru ir pradėjo kampaniją, kad jį patrauktų atsakomybėn. Barbė grįžo į Boliviją. Karinė vyriausybė jį saugojo. Jis ten liko iki 1980 metų, kai tas režimas žlugo. 1983 metais jis buvo areštuotas ir išsiųstas į Prancūziją. Jis buvo teisiamas už reidą į Izė ir už kitas Lione organizuotas deportacijas. Jis nebuvo apkaltintas Muleno
mirtimi. Teisme liudijo keli asmenys, tarp jų Sabina Zlatin, vaikų namų įkūrėja, ir Lėja Feldblom, vienintelė išgyvenusi deportuotų vaikų. Procesą stebėjo visa Prancūzija. Tai buvo ne tik teismas žmogui, bet ir epochai. 1987 metais jis buvo pripažintas kaltu. Jam buvo skirta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. Jis niekada neprašė atleidimo. Jis sakė, kad didžiuojasi, kad vadovavo jo manymu geriausiam Trečiojo Reicho kariniam daliniui. Klausas Barbė mirė kalėjime 1991 metais nuo vėžio. Jis nepaliko jokių galutinių pareiškimų. Jis niekada nepakeitė savo versijos. Tas, kuris kalbėjo per vėlai. Günteris Grasas gimė 1927 metais Gdanske. Būdamas 17 metų, jis buvo pašauktas į armiją ir atsidūrė Waffen divizijoje. Tačiau jis niekada to nepasakojo. Kol jis kūrė savo kaip rašytojo karjerą, ši jo praeities dalis liko užmiršta. 1959 metais jis išleido savo pirmąjį romaną ir laikui bėgant tapo vienu svarbiausių vokiečių literatūros vardų. Jis laimėjo apdovanojimus, skaitė paskaitas, reiškė nuomonę apie politiką. Jis tapo kritišku balsu prieš autoritarizmą ir nacizmą. Tačiau dešimtmečius jis niekada nepasakė, kad buvo narys. Tik 2006 metais, prieš pat išleisdamas savo autobiografiją, jis tai atskleidė. 1944 metais jis buvo Frundsbergo divizijoje, tačiau, pasak jo, jis nei šaudė, nei dalyvavo rimtose kovose. Vos jam tai pasakius kilo skandalas. Skaitytojai, kritikai, kolegos. Vis įreagavo. Kai kurie jį gynė už tai, kad prisipažino, kiti kaltino hipokriziją už tai, kad taip ilgai tylėjo. Nuo to laiko jo tyla buvo aptarinėjama tiek pat, kiek ir jo knygos. Visa Vokietija diskutavo, ar jis dar turi moralinę teisę kalbėti apie nacių praeitį, nuslėpęs savąją. Jis sakė, kad tai buvo dėl gėdos, kad jo vaidmuo buvo nereikšmingas. Tačiau ši tema jį persekiojo iki pat mirties. Keista, kad kai kurie, pavyzdžiui, leidėjas Klausas Wagenbachas tvirtino, kad Grasas jau buvo apie tai pasakojęs privačiai 60 metais. Kiti jį gynė dėl jo jauno amžiaus įstojant, pavyzdžiui, Salmanas Rushdis ar Vargas Llosa. Jis pats sakė, kad jį patraukė galios gundymas, paveikęs daugelį jo kartos jaunuolių. Bet kuriuo atveju šis faktas nebuvo jo kalbose, interviu ar knygose. Ir kai jis tai atskleidė, tai visam laikui pakeitė daugelio jo įvaizdį. Nepaisant skandalo, jo karjera tęsėsi. Jis laimėjo Nobelio literatūros premiją 1999 metais. Švedijos akademija jį gyrė kaip autorių, kuris pasakoja nepatogias istorijos tiesą su ironija ir kūrybiškumu. Jis taip pat buvo Vokietijos judėjimo, siekusio susidurti su nacių praeitimi ir ją apdoroti dalis. Jis išleido daugiau knygų, dalyvavo diskusijose ir nenustojo kalbėti. Tačiau jo vardas liko susijęs su ta ilga tyla. 2012 metais jis vėl atsidūrė polemikos centre su eilėraščiu, kuriame kritikavo Izraelio politiką. Izraelis jį paskelbė persona non grata. Jis gynėsi sakydamas, kad turi teisę reikšti nuomonę, kaip ir bet kas kitas. Tuo tarpu jis ir toliau buvo kviečiamas į renginius, apdovanotas, o jo knygos tebekalbėjo. Paskutiniaisiais metais jis rašė, reiškė nuomonę ir išliko viešumoje. Jis niekada nepakeitė savo versijos apie tai, ką veikė būdamas 17 metų. Tačiau jam taip pat nepavyko, kad žmonės apie tai pamirštų. Jis mirė 2015 metų balandį, būdamas 87 metų Liubeke nuo plaučių infekcijos. Jis buvo palaidotas privačioje ceremonijoje Behlendorfe, kaime, kuriame gyveno pastaruosius 20 mečius. Po jo mirties daugiau kalbėta apie tai, ką jis nuslėpė, nei apie tai, ką parašė. Daugelis jį pagerbė kaip vieną didžiųjų 20-ojo amžiaus autorių, tačiau taip pat kritikavo už tai, kad jis taip ilgai delsė papasakoti savo istoriją. Jo asmeniniai archyvai atiteko kultūros institucijoms, o jo namai Liubeke buvo paversti muziejumi. Ten saugomi jo piešiniai, skulptūros, knygos ir įrašai.
Jo palikimas tebegyvas, nors ir padalintas, kai kuriems jis buvo kritiška Vokietijos sąžinė, kitiems dvigubos moralės simbolis. Niekas jo neignoravo. Jis niekada nebuvo teisiamas ar kaltinamas nusikaltimais, tačiau ta praeitis jį lydėjo iki paskutinės dienos. Bernhardas Heisigas, Tarpėjai ir freskos. Bernhardas Heisigas gimė 1925 metais. Būdamas 17 metų, jis savanoriu įstojo į Waffen. Jis tarnavo rytų fronte kruviniausioje karo fazėje. Vėliau savo memoruose jis rašė, kad matė dalykus, kurie visam laikui paveikė jo tapybos stilių. Kai karas baigėsi, jis pateko į nelaisvę ir kurį laiką praleido nelaisvėje. Skirtingai nei daugelis kitų, jis neišvyko į vakarus. Jis grįžo į Vokietiją, tačiau į socialistinę pusę. Ten jis pradėjo nuo nulio kaip menininkas. Per 90 metus jis įgijo erdvės vedlę. Jis tapė freskas, istorinius paveikslus, oficialias antifašizmo scenas, bet taip pat tamsius portretus ir deformuotas figūras. Nors jis laikėsi socialistinio realizmo linijos, jo darbai buvo labiau nerimą keliantys nei propagandiniai. Jis buvo vienas iš nedaugelio, kuris buvo narys ir vis tiek sugebėjo kilti komunistinėje sistemoje. Jis niekada neneigė savo praeities, bet ir jos nereklamavo. Jis sakė, kad nori, jog jo paveikslai kalbėtų už jį. Kai kurie kolegos jį kaltino dviprasmybę, kiti jį gerbė už tai, kad neslėpė, kas jis buvo. 70 ir 80 metais jis jau buvo vienas svarbiausių rytų bloko menininkų. Jis vadovavo Leipcigo dailės mokyklai ir mokė 10 studentų, kurie vėliau tapo žinomi. Jis eksponavo Maskvoje, Varšuvoje, Rytų Berlyne. Jo stilius tapo niūresnis, fragmentuotais kūnais, iškreiptomis išraiškomis ir sodria palede. Jis netapė herojų ar vėliavų, o griuvėsius palaužtus žmonės sergančius kraštovaizdžius. Jo darbai buvo priimami režimo, nes jie išlaikė oficialius kodus, tačiau atidžiausi kritikai pastebėjo, kad jo žinia sklido viduje, kaip nuolatinis prieštaravimas. Kai 1989 metais griuvo Berlyno siena, jo vardas atsidūrė tarp dviejų ugnių. Vakaruose jį žiūrėjo įtariai dėl to, kad jis dirbo komunistiniai sistemai. Rytuose kai kurie jį atstūmė dėl priklausimo. Nepaisant to, jo paveikslai liko muziejuose ir galerijose. Po susivienijimo jis dalyvavo keliose parodose. 90 metais jo darbus peržiūrėjo Vokietijos ir tarptautiniai kuratoriai. Kai kurie jį gynė kaip nepatogų šimtmečio liudininką, kiti kritikavo už tai, kad jis prisitaikė prie visų kontekstų. Jis neatsakė, jis tiesiog toliau tapė. Jis mirė 2011 metais. Jam buvo 85 metai. Jis gyveno Leipcige. Nebuvo jokių oficialių pagerbimų ar didelių polemikų. Jo mirtį nušvietė kultūros spauda, bet be skandalų. Dauguma jo darbų liko viešosiuose kolekcijose. Kai kurie jo studentai kalbėjo apie jį kaip apie griežtą, bet dosnų mokytoją. Meno knygose jis minimas, bet ne visada pabrėžiama jo praeitis. Jo archyvas buvo perduotas buvusios VDR institucijoms. Jo paveikslai vis dar kabo Berlyno, Dresdeno ir kitų miestų muziejuose. Jo istorija susilieja su Vokietijos šimtmečiu. Karas, diktatūra, lūžis, tyla. Nieko daugiau. Otas Kumas, vadas, kuris toliau davė įsakymus. Otas Kumas gimė 1909 metais. Jis prisijungė prie prieš prasidedant karui ir praėjo per kelis dalinius, kol tapo vadu. Jis vadovavo Leibstandarte divizijai, o vėliau Totenkopf. Jo vyrai dalyvavo valymo ir baudžiamosiuose operacijose keliose okupuotose šalyse. Kai frontas pradėjo griūti, jis vadovavo Balkanuose. Paskutiniais konflikto mėnesiais jis tebedavė įsakymus visiško chaoso apsuptyje. Jis buvo suimtas Austrijoje ir perduotas amerikiečiams. Jis buvo sulaikytas, bet niekada nebuvo oficialiai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Kai jį paleido, jis grįžo į Vokietiją ir įsikūrė Miunchene. 1951 metais jis įkūrė JAG, buvusių Waffens narių asociaciją. Idėja buvo daryti spaudimą, kad naujoji Vokietijos valstybė pripažintų jų teises kaip veteranų. Jie reikalavo pensijų, prieigos prie viešųjų pareigybių ir stigmatizacijos pabaigos.
Kumas vadovavo organizacijai daugelį metų. Jis organizavo susitikimus, leido lankstinukus ir ieškojo politinės paramos. Privačiai jis tvirtino, kad Waffen negalima lyginti su grupėmis atsakingomis už masinius nusikaltimus. Per 90 metų ją gavo. Ji turėjo daugiau nei 20 000 narių. Kumas buvo jos matomas veidas. Jis publikavo straipsnius, rašė pratarmes ir gynė idėją, kad kareiviai buvo kovotojai kaip ir bet kurie kiti. Savo tekstuose jis kalbėjo apie garbę, pasiaukojimą ir draugystę. Jis vengė tiesiogiai paminėti nusikaltimus. Jis bandė nubrėžti ribą tarp karinio elito ir režimo represinių aparatų. Tačiau istorikai jį paneigė. Jie rodė dokumentus, liudijimus ir skaičius. Diskusija tapo vis įtemptesnė. 70 metais Kumas išliko aktyvia figūra revizionistiniuose sluoksniuose. Jis dalyvavo renginiuose, davė interviu ir palaikė ryšių su buvusiais pavaldiniais. Kai kuriais atvejais jis kalbėjo, kad oficialią istoriją rašė nugalėtojai. Jis niekada neparodė gailesčio. Jis sakė, kad jo misija buvo kovoti su bolševizmu. Kai kritika sustiprėjo, jis sumažino savo viešus pasirodymus. Tačiau jis toliau rašė. Leidykla Munin Verlag susijusi su JAG leido memuarus ir knygas, kuriuose buvo ginama veteranų versija. Jis mirė 2004 metais, būdamas 95 metų. Jis gyveno ramioje pietų Vokietijos vietovėje. Jam nebuvo surinkta jokių oficialių pagerbimų. Kai kurios alternatyviosios spaudos pastabos paminėjo jo mirtį. JAG jau nyko. Mažai jaunų žmonių domėjosi tuo, kas liko iš to buvusių kareivių tinklo. Jo palikimas liko užfiksuotas lankstinukuose, protokoluose ir savarankiškai išleistose knygose. Asociacijos archyvai buvo saugomi privačiuose fonduose. Jo nuomonės vis dar cituojamos pokario ir revizionizmo tyrimuose. Jo vardas pasirodo tarp tų, kurie bandė pakeisti oficialią naratyvą iš šešėlių. Nieko daugiau. Franzas Schwabas Huberis, diktorius atėjęs iš fronto. Franzas Schwabas Huberis gimė Vokietijoje 1923 metais. 1942 metais jis savanorių įstojo į Waffen ir buvo išsiųstas į rytų frontą. Jis dalyvavo karinėse operacijose žiauriausioje karo fazėje. Pasibaigus konfliktui jis buvo suimtas ir kurį laiką laikomas nelaisvėje, tačiau jam pavyko grįžti į vakarų Vokietiją, nesant jokio teismo. Jis tylėjo apie savo praeitį ir pasinaudojo pokario chaosu, kad sukurtų naują profesinę tapatybę. Nuo 90 metų jis pradėjo dirbti žurnalistų regioninėje žiniasklaidoje. Jį samdė vietiniai laikraščiai Bavarijoje ir pamažu jis įgijo daugiau erdvės. 90 metais jis jau bendradarbiavo su Bavarijos visuomeninė televizija Bayerischer Rundfunk. 30 metus jis turėjo tvirtą karjerą, nuolat teikdamas reportažus ir bendradarbiaudamas. Jis buvo žinomas dėl savo tradicinio stiliaus be polemikų. Jis niekada nekalbėjo apie politiką, taip pat ir apie savo jaunystę. Oficialiuose stoties archyvuose nebuvo minimas jo tarnavimuose. Ne vienas jo kolegų nieko nežinojo arba jei ir žinojo, laikė tai paslaptyje. 90 metais jis išleido autobiografiją. Knyga atrodė kaip asmeninė pokario kronika, tačiau keli fragmentai sukėlė problemų. Jis sumenkino atsakomybę ir teigė, kad ne visi nori įvykdė nusikaltimų. Frazės buvo dviprasmiškos, tačiau žinia buvo aiški. Jis nelaikė savęs kaltu dėl nieko. Ši publikacija patraukė istorikų ir aktyvistų dėmesį. Keletą straipsnių pradėjo tirti jo karjerą. Galiausiai buvo patvirtinta, kad jis priklausė Waffen ir kad jis slėpė šią informaciją visą savo profesinį gyvenimą. Stotis sureagavo. Jis buvo atleistas be oficialaus pranešimo. Jis neatsakė. Jis nedavė interviu ar paaiškinimų. Jis persikėlė į mažesnį namą toliau nuo centro ir dingo iš viešojo gyvenimo. Kurį laiką jis buvo siejamas su veteranų grupėmis, tačiau niekada nepasirodė žiniasklaidoje. Jo knyga buvo pašalinta iš knygynų, o kai kurios kopijos platino marginalios leidyklos. Nuo tada jis tapo studijų atveju apie nacių praeities stylą pokario kultūros institucijose. Jis mirė 2000 metų pradžioje Bavarijoje. Nacionalinėje spaudoje nebuvo jokios informacijos.
Tik trumpas nekrologas vietiniame laikraštyje, be jokios užuominos apie jo praeitį. Jo asmeninių archyvų nereikalavo jokia institucija. Televizija, kurie jis dirbo daugiau nei 30 metų, niekada nepaskelbė jokios baigiamosios pastabos. Kai kurie jauni žurnalistai vėliau, studijuodami ryšius tarp Vokietijos žiniasklaidos ir buvusių režimo norių, iš naujo atrado jo bylą. Jo istorija galiausiai buvo sumažinta iki kelių pastraipų ataskaitose apie kultūrinę infiltraciją, o jo vardas buvo cituojamas kaip pavyzdys, kaip daugeliui buvusių narių pavyko integruotis į visuomenę be jokių pasekmių. Jis dešimtmečius gyveno sistemoje, kalbėjo prieš kameras, rašė straipsnius ir tik pabaigoje paaiškėjo, kas jis iš tikrųjų buvo. Nieko daugiau. Erichas Kernas, tas, kuris rašė tik jiems. Erichas Kernas gimė 1906 metais Grace. Jaunystėje jis priklausė socialistinėms ir komunistinėms grupėms, kol pasuko į Austrijos ultranacionalistinius judėjimus. Galiausiai jis įsitraukė į Austrijos nacių partiją, kai ji dar buvo nelegali. 1934 metais jis buvo dėl to suimtas ir kurį laiką praleido kalėjime. Vėliau jis gavo darbą žurnalistų laikraštyje, kurį kontroliavo Hermanas Geringas, o po to dirbo Gauleiterio Breckelio spaudos vadovu. Karo metu jis tapo Gauleiterių spaudos vadovu ir taip pat buvo Waffens karininkas, turintis Obersturmbannführerio laipsnį. Jis buvo suimtas karo pabaigoje ir iki 1948 metų kalėjo amerikiečių stovykloje. Išėjęs, jis išleido knygą pasakojančią apie jo karo patirtį. Jis ją parašė vos po kelių mėnesių po paleidimo, nors jam buvo uždrausta publikuoti. Toje knygoje jis gynė invaziją į Sovietų sąjungą, sakydamas, kad tai buvo misija civilizuoti rusus. 1949 metais jis persikėlė į vakarų Vokietiją ir pilnai atsidėjo rašymui. Jis leido romanus ir istorinius tekstus revizionistinėse leidyklose. 90 metais jis įstojo į JAG ir tapo vienu iš redakcijos vadovų. Jis pradėjo rašyti žurnalui Der Freiwillige ir taip pat kitoms nacionalistinėms žiniasklaidos priemonėms, kur visada kartojo tą patį. Ginti, pulti sąjungininkus ir sumenkinti tai, kas nutiko su nacių režimu. Jis buvo Nation Europa redakcinės tarybos narys ir redagavo tokius leidinius kaip Deutsche Soldatenzeitung ir Deutsche Wochenzeitung. Visuose savo tekstuose jis kartojo tą patį diskursą, visada gindamas buvusius Waffens norius ir kritikuodamas pokario teismus. Nuo 1959 metų jis visą laiką dirbo JAG. Jis tvarkė visą turinį, nuspręsdavo, kokie liudijimai bus publikuojami ir kaip jie bus parašyti. Jis rūpinosi, kad nebūtų pasakyta dalykų, kurie galėtų sukelti teisinių problemų, tačiau niekada nenukrypo nuo oficialios grupės pasakos. Jis nedavė interviu ir nepasirodė žiniasklaidoje. Jis bendravo laiškais arba privačiai susitikdavo su kitais nariais. Tuo pat metu jis aktyviai dalyvavo kraštutinės dešinės partijų, tokių kaip Vokietijos nacionaldemokratų partija, Vokietijos liaudies sąjunga ir taip pat paneuropinio nacionalizmo kultūrinėse organizacijose. Jis dalyvavo bandymuose suvienyti šalies radikalius sektorius ir toliau bendradarbiavo su kraštutinės dešinės žurnalais iki 90 metų. Jis niekada nenusileido nuo revizionizmo. Jis toliau gynė iki paskutinės akimirkos. Jis mirė 1991 metais Kamera Amaterze. Žiniasklaidoje nieko nepasirodė ir nebuvo jokio viešo pagerbimo. JAG viduje apie jo mirtį buvo pranešta vidinėme biuletenyje. Už Vokietijos revizionizmo sluoksnių jo vardas dingo. Nieko daugiau. Karlas Wolfas, operacija Aušra, uždraustas sandoris. 1945 pradžioje Karlas Wolfas pradėjo veikti savarankiškai. Jis jau nebetikėjo, kad Vokietija gali laimėti, bet taip pat nenorėjo, kad Šiaurės Italiją užimtų komunistiniai partizanai. Vasario 6 jis nuvyko į Berlyną ir susėdo priešais Hitlerį. Jis kalbėjo apie kontaktus, kuriuos užmezgė siekdamas derėtis su sąjungininkais. Jis paminėjo kardinolą Schusterį, kurį pažinojo iš laikų Milane. Hitleris nepasakė nė žodžio. Wolfas suprato, kad ši tyla buvo tarsi pritarimo ženklas.
Ribbentropas, kuris ten buvo, linktelėjo ir netrukus išvyko į Švediją, kad sudarytų savo susitarimus. Wolfas tęsė savo. Jis pakeitė tikslą, jis neketino pasiekti paliaubų visam Reichui, o tik pasiduoti Šiaurės Italijoje. Jis norėjo, kad ją užimtų anglai ir amerikiečiai, o ne partizanai. Kovo 8 jis jau buvo Šveicarijoje. Jį priėmė Alenas Dalesas, Amerikos šnipų vadovas. Dalesas nustatė sąlygą. Wolfas turėjo išlaisvinti Ferruccio Parį, partizanų lyderį. Wolfas sutiko. Jis taip pat pažadėjo, kad gali padaryti taip, kad maršalas Kesselingas pasiduotų, nors vėliau sužinojo, kad jį jau perkelė iš vadovybės ir pakeitė Vietingofas. Nepaisant to, 19 jis vėl grįžo į Šveicariją. Šį kartą prie stalo sėdėjo daugiau žmonių. 2 sąjungininkų generolai buvo įvažiavę su netikromis tapatybėmis. Sovietai jau buvo sužinoję apie šios susitikimus ir buvo įsiutę, tačiau amerikiečiai jų nepakvietė. Tame susitikime Wolfas pasakė, kad kalbės su Kesselingu ir įtikins Vietingofą. Jis prisiekė, kad nevykdys jokių įsakymų susijusių su politinių kalinių žudymu. Skandalas su rusais netruko įsiplieksti. Sovietai apkaltino amerikiečius slapta derybomis. Tuo tarpu Ribbentropo planas Švedijoje žlugo. Kai Hitleris tai sužinojo, jis išprotėjo. Jis pasakė, kad niekas jam nepranešė. Himmleris išsigando. Jis apkaltino Wolfą išdavystę ir liepė stebėti jo žmoną. Kaltenbrunneris viską kontroliavo. Jis net uždraudė jai išeiti iš namų. Wolfas norėjo viską papasakoti Hitleriui tiesiogiai, bet Himmleris jam pasakė, kad net negalvotų apie tai. Nepaisant to, jis tęsė tai, ką jie vadino operacija Aušra. Balandžio 13 Himmleris sužinojo, kad Wolfas jam nepakluso ir išsiuntė jį į Berlyną. Wolfas vis tiek nuėjo. Susitikime jie karštai ginčijosi. Wolfas jiems pagrasino: jei mane siųsite į skerdyklą, aš jūs nusitempsiu su savimi. Kaltenbrunneris nuvedė jį pas Hitlerį. Pirmiausia kalbėjo Kaltenbrunneris, po to Wolfas. Hitleris jį apkaltino veikimu be leidimo. Wolfas atsakė, kad vasario 6 tyla buvo pakankama. Jis pasakė, kad pasiekė sąjungininkų lyderius. Hitleris, kaip vėliau pasakojo Wolfas, priėmė jo paaiškinimą. Jis jam pasakė, kad jam pasisekė, kad jei jam nepavyktų, jis būtų jį atmetęs kaip žesą. Hitleris leido jam tęsti, bet paprašė, kad jis pasiektų ką nors geriau. Besąlyginė pasidavimas jam netiko. Balandžio 20 Wolfas grįžo į Šiaurės Italiją ir įtikino Vietingofą tęsti derybas. Tačiau sovietų protestai jau buvo paveikę. Čerčilis ir Trumanas nenorėjo daugiau apie tai girdėti. Ta pačia diena sąjungininkų vadovybė atšaukė operaciją. Wolfas tai sužinojo būdamas Šveicarijoje. Jis laukė, kol jie persigalvos, bet nieko neįvyko. Himmleris jam įsakė grįžti. Kardinolas Šusteris taip pat jam paskambino. Jis pasakė, kad partizanai laukė jo Milane, kad susitartų dėl pasidavimo. Wolfas to nenorėjo. Jis tik norėjo laimėti laiko, kad viską sureguliuotų su amerikiečiais. Balandžio 26 jį apsupo partizanai viloje. Ten buvo ir Gracianis, kuris jam perdavė popierių, leidžiantį Musolinio armijai pasiduoti. Šveicarų karininkas, dalyvavęs derybose, įtikino Amerikos kontaktą įeiti ir išlaisvinti Wolfą. Vos išėjęs jis įsakė nutraukti kovą Milane. Kitą dieną jis grįžo į Bolcaną. Ten jam pasakė, kad sąjungininkai nori vėl kalbėtis. Wolfas pažadėjo, kad pasidavimas įvyks gegužės 2. Tačiau Kesselingas vėl perėmė kontrolę. Jis buvo pašalinęs Vietingofą ir pastatė Šulcą. Šulcas nenorėjo derėtis. Kesselingas taip pat. Tada Wolfas įsakė suimti Šulcą. Po to jis įtikino 10-osios armijos generolą Vierą pasiduoti. Jis patvirtino datą Aleksandrui. Netrukus po to jis sužinojo, kad Hitleris nusižudė. Po kivirčio su Kesselingu jis privertė jį nusileisti. Šulcas galiausiai sutiko. Gegužės 2 Vokietijos kariuomenė Italijoje pasidavė. Po karo amerikiečiai jį suėmė gegužę. Jis buvo perduotas Britams. 1948 metais Vokietijos teismas jį nuteisė 5 metams už priklausymą. Jis išėjo anksčiau po bausmės sumažinimo.
1962 metais jis vėl buvo suimtas, šį kartą už dalyvavimą 300 000 žmonių deportacijoje iš Varšuvos į Treblinką. Jam buvo skirta 15 metų bausmė. Jis atliko tik dalį jos. Jis buvo paleistas 1969 metais dėl sveikatos priežasčių. Po daugelio metų televizijos dokumentinėme filme jis pripažino, kad buvo su Himmleriu ir stebėjo egzekucijas. Jis pasakė, kad šūvis apšlakstė jo paltą. Jis mirė 1984 metais, negrįžęs į kalėjimą. Nieko daugiau. Kareivis išgelbėjęs Hitlerį. Otas Rėmeris gimė Neubrandenburge 1912 m. rugpjūtį. Jis buvo vienas iš 6 vaikų tradicinėje protestantų šeimoje. Jo tėvas dirbo teismo inspektoriumi ir buvo kilęs iš ilgos amatininkų giminės. Rėmerio karinė karjera prasidėjo dar prieš nacizmą, kai 1932 metais jis įstojo į Veimaro Respublikos armiją. Jis greitai kilo karjeros laiptais, kol 1942 metais jau vadovavo specialiajam Grodeutskland pulko batalionui, kuris teikė paramą šaulių daliniams. Po 1 metų jis vadovavo pirmajam pulko mechanizuotam batalionui, kuris jau buvo tapęs diviziją. Vokietijos atsitraukimo metu Charkovo mūšyje jo kariai padėjo pridengti Waffens šarvuočių išėjimą. Už šią tarnybą jam buvo įteiktas Riterio kryžius, o vėliau ąžuolo lapai. 1944 metais po sužeidimo jis buvo paskirtas Berlyno sargybos dalinio vadu. Ten, to nežinodamas, jis atsidūrė Liepos 20-osios sąmokslo centre. Ta diena generolas von Haase jam įsakė areštuoti Gebelsą. Rėmeris įvykdė, bet Gebelsas privertė jį suabejoti. Jis sugebėjo, kad Rėmeris tiesiogiai pasikalbėtų su Hitleriu telefonu. Führeris paprašė jo atpažinti jį pagal balsą, ir kai Rėmeris tai patvirtino, gavo tiesioginį įsakymą nutraukti perversmą. Ta pačią dieną jis buvo paaukštintas. Pats Rėmeris visą tai papasakojo kamerai po daugelio metų, nerodydamas jokios gailesčio. Jis taip pat dalyvavo dokumentinėme filme, patardamas aktoriui, kuris turėjo jį vaidinti. Po nepavykusio pasikeisinimo jis grįžo į frontą. Mandavo Führerio eskorto brigadą, ginkluotą dalinį, sudarytą iš Grodeutskland personalo. Rytprūsiuose jis patyrė daug nuostolių ir pasiekė nedaug rezultatų. Gruodį jie persikėlė į Ardenus ir vėl patyrė daug aukų. 1945 metais jį paaukštino į generolą majorą ir jam davė naujai suformuotos divizijos vadovybę. Vėlgi nepavyko, jis perkelė dalinį į Sileziją nepasiekdamas rezultatų. Jį suėmė TVV kariai ir jis kalėjo iki 1947 metų. Po 3 metų jis įkūrė Reicho socialistų partiją. Ji buvo atvirai neonacistinė. Ji surinko 1000 balsų ir gavo vietų žemutinėje Saksonijoje ir Brėmene. Tačiau 1952 metais ją uždraudė Vokietijos teisingumo sistema. Jau 90 metais Rėmeris buvo nuteistas už holokausto neigimą įvairiuose raštuose. Kad išvengtų kalėjimo, jis išvyko į Ispaniją. Ten jis rėmė Liuterio ir Rudolfo teorijas, kurie taip pat buvo žinomi dėl nacių nusikaltimų neigimo. Vokietija paprašė jo ekstradicijos, bet aukštasis teismas atsisakė, nes Ispanijos įstatymuose toks nusikaltimas neegzistavo. Jam nebuvo suteiktas prieglobstis ar pabėgėlio statusas. Jis persikėlė į Egiptą ir Siriją. Jis buvo bėglys iki pat savo mirties. Jis mirė 1997 metais Marbelioje, daugiau niekada neįžengęs į kalėjimą. Nieko daugiau. Belgas norėjęs būti naciu. Leonas Degrelis nepradėjo su šautuvu rankoje, o su plunksna. Jis gimė Pietų Belgijoje, Valonijoje ir nuo jaunystės įsitraukė į žurnalistikos pasaulį. Studijuodamas Leveno universitete, jis jau vadovavo katalikų leidyklai, kuri leido lankstinukus ir pigius romanus. Jis pavadino ją Christus Red ir netrukus ši leidykla tapo kažkuo daugiau – politinių judėjimų. Ji tiesiog pavadino Red. Iš pradžių jis ėjo kartu su konservatyviais katalikais, tačiau 1935 Degrelis nutraukė su jais ryšius ir pavertė Red partiją,
kupina autoritarinių, nacionalistinių idėjų ir labai artimų fašizmui diskursų. 1936 metais jis nustebino. Surinko daugiau nei 11% balsų rinkimuose ir tapo nacionalinė figūra. Tačiau ši sėkmė truko neilgai. Jis bandė surengti žygį į Briuselį, kuris buvo nesėkmingas, jį pavadino ekstremistų ir partijos populiarumas smarkiai krito. Tuo metu jau buvo aišku, kad Degrėlis palankiai vertino Hitlerį ir Mussolinį. Su abiem jis susitiko 1936 metais ir pradėjo gauti pinigų, ypač iš Italijos. 1937 metais jis dalyvavo svarbiuose rinkimuose Briuselyje ir pralaimėjo ministrui pirmininkui. Šis pralaimėjimas išstūmė jį iš didžiojo žaidimo. Red tapo vis radikalesnis, o kai prasidėjo karas, Degrėlis apkaltino žydus, masonus ir sąjungininkus, kad jie išprovokavo Vokietiją. Ta pačia diena, kai naciai įsiveržė į Belgiją, 1940 m. gegužės 10, jis buvo įkalintas įtarus bendradarbiavimu su priešu. Po 2 mėnesių vokiečiai jį jau paleido. Pirmas dalykas, kurį jis padarė, tai nuėjo pas okupuojančius. Jis norėjo būti marionetinės vyriausybės Belgijoje vadovu, tačiau naciai jam nedavė šios vietos. Jie leido jam toliau kalbėti, bet nedaugiau. Tada Degrėlis pakeitė taktiką, pasiūlė kareivių. 1941 metais, vos Vokietijai įsiveržus į Sovietų sąjungą, jis pasiūlė suformuoti Belgijos legioną, kad kovotų nacių pusėje. Taip gimė Valonijos legionas, kurį daugiausia sudarė redistai. Jis pats savanorių išvyko į frontą. Iš pradžių jie priklausė Vokietijos armijai, tačiau 1943 metais jie buvo integruoti į ją. Nuo tada Degrėlis visiškai susivienijo su Himmleriu. Jis netgi sakė, kad valonai buvo germaniškos kilmės. Jį apdovanojo pats Hitleris. Per tuos metus Red tapo nacių aparato kopija. Degrėlis iš politiko tapo kareiviu, o po to propagandistų su uniforma. Belgijoje jo jau niekas nenorėjo. Jo partija buvo laikoma išdavikų gauja. Kai 1944 metais vokiečiai atsitraukė iš šalies, jis pabėgo su jais. 1945 m. balandį, sovietams jau įžengus į Berlyną, Degrėlis paliko savo legiono likučius ir pabėgo. Jis buvo nuteistas mirties bausme už išdavystę Belgijoje, tačiau jam pavyko patekti į Ispaniją. Ten Franko diktatūros metu jis rado prieglobstį. 1954 metais jam buvo suteikta Ispanijos pilietybė, kas jį apsaugojo nuo bet kokios ekstradicijos. Nuo tada jis gyveno laisvėje, nepatekęs prieš teismą. Jis atsidėjo knygų rašymui, gindamas nacizmą ir neigdamas holokaustą. Jis save pristatė kaip antikomunistinį herojų ir klaidingai suprastą patriotą. Jis mirė Marbeljoje 1994 metais, būdamas 87 metų, niekada nesumokėjęs už nieką, ką padarė. Malonus žudikas iš Bariločės. 1944 metų kovo 23 Partito Dazione grupė Romos gatvėje surengė pasalas Waffens karinės policijos kuopai. Į šiukšlių vežimėlį jie įdėjo bombą ir ją susprogdino, kai kareiviai ėjo Vierasella gatve. Žuvo 33 vokiečių kareiviai ir taip pat žuvo 2 Italijos civiliai buvę netoli sprogimo vietos. Kai žinia pasiekė Hitlerį, jis įsiuto. Jis įsakė nužudyti 10 italų už kiekvieną žuvusį vokietį. Kažkas suapvalino skaičių, ketino sušaudyti 335. Sąrašą sudaryti ėmėsi į Herbertas Kapleris. Jis surinko kalinių, jau turinčių mirties nuosprendžius, vardus kitų, kurie laukė teismo, bet su sunkiais kaltinimais 75 žydų, kurie turėjo būti deportuoti ir kai kurių, kurie buvo apkaltinti terorizmu, bet buvo laisvi dėl įrodymų trūkumo. Juos išvežė iš įvairių Romos kalėjimų, kontroliuojamų nacių, fašistinio režimo ir jų milicijos. Kovo 24-ąją Erichas Priebkė, kartu su Karlu Hasu ir kitais nariais, atrinktus asmenys pakrovė armijos sunkvežimius. Juos nuvežė į apleistas kasyklas už miesto Ardetinos duobės. Juos įleisdavo po 5, vieną paskui kitą ir šaudė į galvą. Baigė jie užsandarino įėjimus sprogmenimis. Niekas neišėjo gyvas. Kai karas baigėsi, Priebkė pabėgo. 46 metais jis pabėgo iš karo belaisvių stovyklos Riminėje.
Romoje jam gavo padirbtus dokumentus ir jis tiesiai išvyko į Pietų Ameriką. Kurį laiką jis praleido Buenos Airėse, o po to įsikūrė Bariločėje, Patagonijoje. Ten jis gyveno beveik visą savo gyvenimą. Jis vadino save Eriko ir buvo žinomas kaip malonus, išsilavinęs, paslaugus žmogus. Žmonės jį gerbė. Niekas nekalbėjo apie jo praeitį. Arba jie norėjo žiūrėti kitaip. Keletas kunigų padėjo jam pabėgti. Kai kurie iš Pietų Tirolo, kiti kroatai. Vienas svarbiausias buvo Krunoslavas Draganovičius, kuris jį perkelė per Europą ir įtraukė į tinklą, išvežantį nacius iš žemyno. Bariločėje Priebkė gyveno ramiai. Iki 1991 metų, kai Estebano Bufio knygoje pasirodė jo vardas, kartu su kitais šioje srityje besislapstančiais vokiečiais. Tuo pat metu amerikiečių žurnalistas Semas Donaldsonas ieškojo Reinhardo Kopso, kito buvusio ėjenorio gyvenančio ten. Kopsas, bandydamas išsigelbėti, jį išdavė, pasakė, kad sunkus nusikaltėlis buvo Priebkė. Ir taip viskas pasikeitė. Donaldsonas nuėjo jo ieškoti. 94 metais jis jį surado einant į gatvę. Jis jį iškart pakalbino. Priebkė viską prisipažino. Jis sakė, kad pakluso įsakymams, kad darė tik tai, kas jam buvo liepta. Ne vieno kaltės ženklo. Kai jam pasakė karo nusikaltėlis, jis be jokių kalbų nutraukė pokalbį. Bariločėje kilo didžiulis sąmyšis. Daugelis nenorėjo tuo patikėti. Buvo net kampanijų jam ginti. Jie sakė, kad jis yra pavyzdinis kaimynas, kad jis padarė daug gerų dalykų, kad jis negali būti tas monstras, apie kurį kalbėjo. Tačiau laikui bėgant faktai jį atskleidė ir iš Italijos nenustojo spausti. Po reportažo Italija paprašė jo ekstradicijos. Argentina ją patvirtino 95 metų lapkritį. Atvykęs į Romą, jis buvo įkalintas Forte Bocea karinėme kalėjime. Prokuroras jį oficialiai apkaltino už jo vaidmenį žudynėse. Iš pradžių karinis teismas jį paleido, sakydamas, kad nusikaltimas jau senatis. Tačiau aukščiausiasis teismas to nepriėmė ir įsakė pakartotinai nagrinėti bylą. 98 metais jam buvo skirta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. Tačiau kadangi jis jau buvo senas, jį išsiuntė ją atlikti į namus. Paskutinius metus jis praleido uždarytas Romos namuose. Jis mirė 2013 metais, būdamas daugiau nei 100 metų. Niekas nenorėjo prisimti atsakomybės už jo laidotuves. Nei Roma, nei Vatikanas neleido laidoti. Argentina taip pat atsisakė priimti jo kūną. Jis norėjo, kad jį palaidotų šalia savo žmonos Bariločėje, bet jam to neleido. Tai baigėsi vieno iš asmenų organizavusių Ardetinos duobių žudynės gyvenimas. Nieko daugiau. Aloizas Bruneris, nuo traukinių į Aušvicą iki viešbučių Sirijoje. Ūkininko sūnus Aloizas Bruneris gimė vokiškai kalbančiame kaime Vengrijos vakaruose, kuris po 1918 metų buvo pavadintas Rohrbrunn ir atsidūrė Austrijos pusėje. Jis studijavo buhalteriją ir dirbo pardavėju, kol 1931 metais, būdamas vos 19 metų, įstojo į Nacių partiją. Kitais metais jis prisijungė prie EA ir prarado darbą, nes agitavo nacių idėją šalyje, kur tai dar buvo nelegalu. Po Anšliuso 1938 metais jis oficialiai įstojo į E1 ir po 1 metų įstojo į Gestapą, tame pačiame biure, kuriam vadovavo Eichmannas. Ten jis tapo jo dešinėje ranka. Jis pradėjo padėti Nisko plane, nepavykusiame bandyme įkišti žydus į savotišką getą Lenkijoje. Bruneris kilo karjeros laiptais. Jau turėdamas Hauptsturmführerio laipsnį, jis organizavo ištisus traukinius, kad išsiųstų žmones į stovyklas. Būtent jis vadovavo vienam iš Vienos į Rygą, kur kelionės metu nužudė ligotą žydą, paimtą iš ligoninės. Po to jį išsiuntė į Prancūziją. Jis deportavo daugiau nei 40 000 žydų iš Vienos ir tiek pat iš Salonikų, prieš perimdamas Drancy stovyklos netoli Paryžiaus vadovavimą. Iš ten jis organizavo ištisus konvojus į stovyklas. 1944 metais jį išsiuntė į Slovakiją daryti tą patį. Paskutiniais Reicho mėnesiais jis išsiuntė daugiau nei 13 000 žydų į tokias stovyklas kaip Bergen-Belsen ir Aušvicas. Beveik niekas negrįžo.
Po karo Bruneris pasimetė sumaištyje. Jis buvo supainiotas su kitų nacių su panašia pavardė, kuris buvo įvykdytas. Tuo tarpu jis turėjo padirbtus dokumentus ir netgi vairavo transporto priemonės patiems amerikiečiams. Jis netgi kurį laiką dirbo su Gehleno tinklu, kuris vėliau tapo Vokietijos žvalgybos pagrindu. 1954 metais jis pabėgo su Raudonojo kryžiaus pasu. Jis praėjo per Romą, buvo Egipte, prekiavo ginklais ir galiausiai atsidūrė Sirijoje. Ten jis pasivadino daktaru Fischeriu ir tapo vyriausybės patarėju. Daugelis mano, kad jis mokė kankinimo ir represijų metodų, kuriuos puikiai įvaldė dar nacių laikais. Sirija jį saugojo dešimtmečius. Nacių medžiotojai, tokie kaip Klarsfeldas ar Vizentalis, bandė jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tačiau Asado režimas jo niekada neišdavė. 90 metų pabaigoje Rytų Vokietijai beveik pavyko jį ekstradicuoti, tačiau Berlyno sienos griūtis viską sugriovė. 90 metais Vokietija pasiūlė atlygį už informaciją, kuri padėtų jį suimti. 2 kartus jam buvo išsiųstos bombos paštu. 1961 metais viena jam išplėšė akį, o kita 1980 metais nuplėšė pirštus. Manoma, kad tai buvo Mossad. 2001 metais Prancūzija jį nuteisė kalėti iki gyvos galvos nedalyvaujant teisme už tai, kad 1944 metais jis išsiuntė šimtus žydų vaikų į stovyklas. Jis niekada nepasirodė teisme. 2014 metais Vizenalio centras paskelbė, kad Bruneris mirė Sirijoje 2010 metais, būdamas beveik 100 metų. Nežinoma, kur jis buvo palaidotas. Jis niekada už nieką nemokėjo. Vilhelmas Monkė, Hitlerio sargybinis išvengęs teismo suolo. Vilhelmas Monkė gimė 1911 metais ir įstojo į nacių partiją 1931 metų rugsėjo 1 su Norio bilieto numeriu 649 Po 2 mėnesių jis jau buvo su numeriu 15541 ir iškart pradėjo kilti. Kai 1933 metų sausį Hitleris tapo kancleriu, iš štabo buvo paprašyta, kad kiekvienas pulkas pasirinktų 3 išskirtinius kareivius asmeniniai eskorto vienetų. Kovo mėnesį jis buvo pasirinktas ir išsiųstas į stabsvačią Berlin, atsakingą už kanclerijos būstinės apsaugą. Rugpjūtį jis jau vadovavo kuopai, o rugsėjį šis dalinys buvo pervadintas į Sonderkommando Berlin. Po vidinio susijungimo jis atsidūrė 2 bataliono 3 kuopos vadu. Netrukus jis perėjo į 1 Leibstandarte Adolf Hitler diviziją ir nuo tada jo karinė karjera pakilo. Lenkijos kampanijos metu 1939 metų rugsėjį jis jau dalyvavo veiksmuose. Rugsėjo 7 jis buvo sužeistas ir išsiųstas į ligoninę Prahoje. Už šį sužeidimą jis gavo juodąjį medalį, o netrukus to paties mėnesio pabaigoje 2 klasės geležies kryžių, o lapkričio mėnesį 1 klasės. Prancūzijos puolimo metu 1940 metais jis vadovavo 2 bataliono 5 kuopai ir perėmė visą šio dalinio kontrolę gegužės 28 po to, kai vadas buvo sužeistas. Tomis dienomis jis buvo siejamas su 80 britų ir prancūzų belaisvių egzekucija netoli Vormuto, nors niekada nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Balkanų kampanijoje jis buvo sunkiai sužeistas 1941 metų balandžio 6 per Jugoslavijos aviacijos bombardavimą. Jis vos neprarado kojos, bet jam pavyko išsaugoti dalį pėdos. Gruodžio mėnesį jam buvo įteiktas Vokiečių kryžius auksnis. 42 metų kovo mėnesį jis buvo perkeltas į papildymo batalioną, o po 1 metų 1943 metų rugsėjo 1 buvo suformuota 12 tankų divizija Hitlerjugend su paaugliais gimusiais 1926 metais, o vadai buvo veteranai. Monkė perėmė 2 šios divizijos pulko 26 tankų grenadierių kontrolę. Šis pulkas buvo susijęs su 35 Kanados belaisvių egzekucija Fontenay-le-Pesnel,
tačiau jis niekada nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl tvirtų įrodymų trūkumo. Jis sakė, kad kojos skausmas vertė jį vartoti morfiną, nors nebuvo įrodyta, ar tai paveikė jo sprendimus. Nuo 1942 metų kovo mėnesio iki 1943 metų gegužės mėnesio jis vadovavo Leibstandarte papildymo batalionui, o rugsėjo mėnesį perėmė 26 pulko vadovybę. Pulko struktūra buvo neįprasta. Nors jis buvo klasifikuojamas kaip tankų grenadierių, tik vienas batalionas turėjo šarvuotų transporto priemonių. Be to, prie jo buvo prijungta žvalgybos kuopa su šarvuotais automobiliais, kas jį pavertė retą jėgą. Falės mūšio metu Moncke vedė savo grupę į rytus nuo Diveso upės. Kai Vokietijos kariai buvo stumiami iki Senos, jis organizavo gynybą vakariniame krante, kad apsaugotų tiltus. 1944 m. Liepos 11 jam buvo įteiktas Riterio kryžius. Jis išlaikė vadovybę iki rugpjūčio pabaigos, kai pakeitė sužeistą Teodorą Vyšą Leibstandarte vadovo poste. 1944 m. gruodžio mėnesį operacijos Waft am Rhein ir vėliau Nordind metu jis dalyvavo paskutinėme Vokietijos puolime vakarų fronte. Jo divizija prisijungė prie pirmojo tankų korpuso E ir vadovavo puolimui per Ardenus. Kadangi jie beveik neturėjo degalų, jie judėjo labai saikingai. Gruodžio 17 Pfeifferio grupė užėmė sandėlius Bielingene ir tą pačią dieną nužudė daugiau nei 60 Amerikos belaisvių Malmedyje. Tuo tarpu Moncke kariuomenė įstrigo dėl sugriautų tiltų. Gruodžio 24 puolimas sustojo. Nepaisant sausio 1 oro atakos, jie daugiau nepažengė. Sausio 27 jis buvo nutrauktas. Po 3 dienų Moncke buvo paaukštintas į Brigadenführerį. Jį išsiuntė į Vengriją, kur jis vėl buvo sužeistas per bombardavimą. Jam taip pat atsirado klausos problemų ir jis buvo perkeltas į rezervinį kariuomenę. Atsigavęs, Hitleris jam pavedė ginti Berlyno vyriausybės rajoną, į kurį įėjo kanclerija ir bunkeris. Jo vadovavimo centras buvo požeminiuose tuneliuose. Jis suformavo kampgrupę Moncke, sudaryta iš kitų formacijų likučių, milicijos ir eskorto karių. Jis turėjo apie 2000 karių, tarp kurių buvo kareivių, priešlėktuvinės gynybos, apsaugos personalo ir besimokančių studentų. Jie buvo apsupti. Sovietai dislokavo daugiau nei 1,5 milijono vyrų vien Berlynui užimti. Artilerija nenustojo šaudyti nuo balandžio 20 iki mūšio pabaigos. Šiomis aplinkybėmis Hitleris jam įsakė organizuoti teismą Hermanui Fegelinui. Moncke pirmininkavo teismui, tačiau Fegelinas atvyko visiškai girtas, vėmė ir negalėjo išsilaikyti ant kojų. Moncke nusprendė, kad jis nėra tinkamas teisti, nutraukė procesą ir perdavė jį apsaugai. Jis jo daugiau nebematė. Balandžio 30 jam buvo patvirtinta, kad Hitleris nusižudė, o kitą dieną jis pradėjo organizuoti išėjimą iš bunkerio. Idėja buvo pabėgti iš apsupimo ir pasiekti Elbą arba Šiaurę, kur dar buvo Vokietijos dalinių. Jo grupė sudarė sekretorius, gydytojas, Hitlerio dietologė ir kiti vadai. Jie bandė judėti metro tuneliais, bet kelias buvo užblokuotas. Jie susimaišė su civiliais ir kareiviais Aludėje. Gegužės 2 dieną pamatė, kad nėra išeities, jie pasidavė. Jį nuvedė į sovietų generalinį štabą, o po to perdavė EAVD. Gegužės 9 jis buvo išsiųstas į Maskvą tardyti. Jis praleido 6 metus izoliacijoje, po to buvo perkeltas į Lubjanką, o vėliau į Vojkovo kalinių stovyklą. Jis buvo uždarytas iki 1955 metų spalio mėnesio. Jo pulkas buvo siejamas su keliais belaisvių žudimais ir nors jį tyrė iš Kanados ir kitų šalių, jam niekada nebuvo pateikti oficialūs kaltinimai. 1988 metais byla buvo atnaujinta, tačiau Vokietijos prokurorai teigė neturintys pakankamai įrodymų. Išėjęs į laisvę, jis dirbo sunkvežimių pardavėjų Barspitale. Jis mirė 2001 metų rugpjūčio 6, būdamas 90 metų, Dampe pakrantės kaime. Po karo daugelis narių sėkmingai tęsė savo gyvenimą be pertraukų, kol likęs pasaulis bandė atsistatyti ir 10 mečius jie liko nepastebėti įvairiose vietose.
niekam nesustojus patikrinti, kas jie buvo ir ką jie padarė, ir net šiandien nežinoma, kiek nusikaltėlių gyveno tarp žmonių neidentifikuoti. Ir ką reiškia šis anonimiškumas tiems, kurie neturėjo galimybės gyventi toliau atminčiai.